Aš jums parduosiu butą su sąlyga, jeigu mes oficialią kainą forminsim 110 tūkstančių, o ne kaip susitarėm 150, nes man kitu atveju mokesčiams daug reikės susimokėti. Šiame video įvardinsiu 3 punktus, dėl ko nerekomenduoju sutikti su šią sąlygą. Trečia bus aktuali tiems, kurie perka su būsto paskola. Pirma, jeigu už sandorį mokama grynais pinigais ir suma viršė 5 tūkstančius eurų, abiem sandorio pusėm gresia baudos nuo 100 eurų iki 4 tūkstančių eurų. Antra, jeigu nuspręsi parduoti savo nekilnojamą turtą ir nepateksi į GPM lengvatą, tai yra, kai nuo gyvenamojo būsto vertės padidėjimo nereikia mokėti pelno mokestį, už sutaupytus pardavėjo mokesčius sumokėsi tu. Ir trečia, bankai skolina 70–85 procentus nuo oficialios pirkimo pardavimo sutartyje nurodytos sumos, nebent turtas įvertintas mažesnę kainą, ir skirtumą teks sukrapštyti tau. Šiuo atveju tai reiškia, vietoj 30 tūkstančių nuosavų lėšų reikia turėti 52 tūkstančius eurų. Nepasimauk, be smart.